Well, thanks a lot. It's great to be back on stage and to have this conversation, which is hosted. Smagu, kad galime pradėti šį pokalbį kartu su Atlanto taryba. Džiaugiuosi, kad turime du diplomatus, patyrusius tarptautinės politikos ekspertus, su kuriais galėsime aptarti aktualiausius transatlantinių santykių klausimus. Tai aš iš karto eisiu prie tikslo. Pone Frydai, čia Lietuvoje daug kalbame apie JAV ir naujausiuose pokalbiuose, pastaruosiuose pokalbiuose, politiškai korektiškai ir labai optimistiškai kalbame apie Trumpą. Tai ar jūs mus kažkaip tai padrasintume, kaip mes turėtume kalbėti apie naują transatlantinių santykių etapą? Manau, kad Lietuva daro visą tai, ką jai reikia daryti ir puikiai analizuoja tas galimybės ir sunkumus, kurie ateis su naujaja administracija prezidento JAV. Girdėjau, ką sakė prezidentas, girdėjau, ką sakė būsimasis užsienio reikalų ministras. Jie, man atrodo, gerai viską žiūri. Pirmiausia, reikia labai atvirai, sąžiningai. Trumpas kampanijos metu pasakė daug įvairių dalykų, kurie prieš kampaniją ir kampanijos metu, kurie sukėlė labai daug nerimo tiek europiečiams, tiek amerikiečiams, nes vis dar jis tiki tą didžiosios Amerikos strategiją ir atsiskirimu nuo Europos ir pasipriešinimu Rusijos agresijai. Tačiau, ką mes matome, tai Trumpo administracija iš tiesų nesiruošia nusigręžti nuo NATO, nesiruošia atiduoti Ukrainos rusams. Generolas Kellogg, kurį Trumpas ketina paskirti specialiuoju pasiuntiniu santykiams tarp Rusijos ir Ukrainos, jis nepaprastai palaiko Ukrainos suverenumą ir nepriklausomybę. Ir šį rytą diskusija vyko apie teisingus klausimus, būtent apie tai, kaip užtikrinti Ukrainos gyvavimą po šio konflikto, kaip šis konflikto etapas baigsis, kad ji netaptų kažkokią satelitinę valstybę. Tai, man atrodo, Lietuva turėtų parodyti Trumpo administracijai, kad Lietuva yra pasiryžusi prisimti tinkamą gynybos sąnaudų dalį ir Lietuva iš tiesų jau išleidžia gynybai tikrai pakankamą BVP kiekį. Tai yra tie geri dalykai. Daugiau turi prisijimti prancūzai ir vokiečiai. Jie turi politinių problemų ir žmonėms dabar tarptautiniai dalykai nerūpi, jie nori išspręsti vidinius klausimus. Jeigu atidžiai klausytumėmės Trumpo, atrodo, kad jis bando mus visus paruošti sėkmiai, kad Europa prisiims daugiau įsipareigojimų ir JAV galės pasakyti, kad aš išgelbėjau NATO, priversdamas europiečius imtis daugiau atsakomybės. Tai bus garantuota, užtikrinta, bet gali sėkmingai pasibaigti. Buvau Berlyne, šią popietę keliausiu į Varšuvą. Man atrodo, europiečiai jau atsidūrė tinkamoje vietoje. Ir Lietuvos ambasadorė Vašingtone yra labai aktyvi ir labai gerai ir aiškiai tą suvokia, tuo džiaugiuosi. Ambasadorė Skaisgirytė, kaip Jūs vertinate dabartinį Lietuvos ir JAV etapą? Ačiū už Jūsų klausimą. Norėčiau tokį padaryti nedidelį istorinį nukrypimą. Lietuva ir JAV diplomatinius ryšius užmezgė daugiau nei prieš 100-metį. Visai neseniai mes 100-metį šventėme prieš keletą metų. JAV buvo viena iš tų valstybių, kuri niekuomet nepripažino Lietuvos aneksijos bei okupacijos. Mes to niekuomet nepamiršime. Priešingai, Vašingtone Lietuvos delegacija ir toliau veikia ir veikė po antrojo karo ir net sovietmečiu, iki kol mes atgavome nepriklausomybę. Ir Lietuvos ambasadorius buvo Vašingtone. Tie santykiai tęsiasi 10-mečius. Ir nėra taip, kad prezidentas Trumpas tampa prezidentu ir kažkas tai staiga nutinka. Mes turime ilgą mus siejančią istoriją, kuri ir toliau tęsis.
Linai, o jeigu jūs klausėte apie prezidentą Nausėdą, tai prezidentas Nausėda taip turėjo galimybę pasikalbėti jau su prezidentu Trumpu jam laimėjus rinkimus ir, man atrodo, net jau 2 kartus kalbėjosi. Pirmą kartą prieš 2 savaitės telefonu ir kitas kartas buvo visai prieš kelias dienas Paryžiuje. Abu kartus prezidentas Trumpas pasakė, lietuviai, jums sekasi puikiai, jums sekasi labai gerai. Ir ką jis turėjo galvoje? Jis turėjo galvoje mūsų išlaidas gynybai. Iš tiesų, tai yra tai, kas yra labai svarbu prezidentui Trumpui, mes tą matėme ir jo pirmosios kadencijos metu, ir kad jis reikalavo 2% BVP iš visų NATO narių. Deja, tie 2%, dėl kurių buvo susitarta Velso viršūnių susitikime 2014 metais, tai yra prieš 10-metį, dar nėra išpildyta sąlyga, dar ne visos NATO valstybės narės išpildė šią sąlygą ir dėja realybė yra tokia. Lietuva skiria 3,2% šiuo metu, kitais metais mes 3,5% skirsime. Tai yra toks komfortiškas lygis ir tai mums leidžia pasakyti Trumpui, kad mes stengiamės iš visų jėgų, kiek tai galime, nes suprantame, kad mūsų saugumas yra mūsų problema ir mes esame pasiruošę rūpintis tuo patys ir tik tuomet prašyti mūsų sąjungininkų mums padėti. Mes taip pat darome ir žingsnius ekonomikos srityje. Pavyzdžiui, prezidentas beje minėjo suskystintų dujų terminalą, kuris yra nepaprastai svarbus mūsų energetiniai nepriklausomybei užsitikrinti ypatingai nuo Rusijos dujų. Tai mes perkame suskystintas dujas dabar pasaulinėje rinkoje ir maždaug pusė tų dujų, kurios pasiekia mūsų suskystintą terminalą, yra iš JAV. Yra amerikietiškos dujos, tai yra tiesa. Mes nepaprastai dominėmės mažais ir vidutinio dydžio branduoliniais reaktoriais, kuriuos pradeda gaminti JAV. Tai yra daug ekonominių ryšių, ekonominio bendradarbiavimo vykstančio, kuris gilina mūsų santykius ir mes esame pasiruošti tęsti tų santykių gilinimą. Mes taip pat pirkame ir ginklus iš JAV, tai yra taip pat tiesa ir nėra jokios paslapties. Čia mūsų santykiai, sakyčiau, daugiau nei strateginės partnerės mes esame. JAV mes žvelgiame ne tik kaip į strateginę partnerę. Mums lietuviams tai yra neišvengiami santykiai, nes mūsų nuomonė be JAV mes niekuomet negalėsime jausti saugus. Ir tą mes bandome paaiškinti ir savo Europos partneriams, nes europiečiai kartais sako, kad na gerai, mes galime ir išgyventi patys, išsilaikyti patys. Ne. Saugumo ir gynybos prasme Europa negali išgyventi pati viena, kadangi Europos Sąjunga neturi strateginių atgrasimo pajėgumų. Tas strateginis atgrasimo pajėgumas būtent glūdi JAV. Ambasadoriau Frydai, dabar mes paskelbsime naują leidimą Europos tarptautinių santykių apžvalgos Lietuvos politikos. Tai norėčiau paklausti, ar galime tikėtis, kad dabartinė naujoji administracija ir toliau aktyviai palaikys sankcijas, o galbūt net jas ir toliau plės, nes man atrodo, čia neišsenkantis šaltinis ši tema. Sutinku su kuo, ką sakė Asta Skaisgirytė. Jinai nepaprastai teisi ir labai geras požiūris į Trumpą. Ir Lietuva puikiai elgėsi. Energetinės saugumas taip pat yra gera verslo sritis. Tai tiek. Ačiū, ambasadoriu. Aš gal būčiau labiau susirūpinęs tuo, ką Baideno administracija darys su sankcijomis prieš išeinant. Taip, dujų klausimą išsprendė beveik laiku, tačiau esu tikras, kad Baideno žmonės dar ruošia paskutinį sankcijų paketą prieš išeidami Rusijai. Ir labai to tikiuosi. Trumpo administracija galbūt perspės Trumpo administraciją, kad jie būtų pasiruošę griežtinti sankcijas, ypač jeigu Rusija ir toliau taip arogantiškai elgsis
ir atmetinės visus Trumpo pasiūlymus dėl Ukrainos sprendimo. Trumpas iš tiesų patikė keletą pasiūlymų, rusai atmetė visus juos ir ir jeigu tokia bus Rusijos pozicija ir toliau, tai Trumpas gali siekti didinti sankcijas, griežtinti sankcijas Rusijai. Kalbant apie sankcijas, reikia sekti paskui pinigus. Kas yra ką Rusija daugiausia eksportuoja? Naftą. Ar naftos kainų ribojimas Rusijoje yra pakankama priemonė? Ne. Ar galime kažką daryti daugiau? Taip. Ir tai reiškia, kad turėsime daryti didesnį spaudimą Rusijai ir tai bus labiau naudinga JAV. Trumpo administracijos žmonės nori padidinti JAV naftos ir dujų gamybą ir pardavimus. Ir jeigu mes paaiškinsime tą Trumpui, kad galėsime padidinti JAV rinkos dalį, tai reikš didelį saugumą, užtikrintumą, tai jau gali būti tas dalykas, kurį verta paminėti Trumpui. Rusai kažkuriuo metu gali nuspręsti sudaryti kažkokį sprendimą su Ukraina ir galbūt tos sankcijos bus palengvintos, tačiau Trumpo administracija vis tiek bus domėsis energetinę nepriklausomybę ir energijos šaltinių priekybą. Tai man atrodo, Trumpo žmonės, man atrodo, ir toliau griežtins ir įvedinės sankcijas. Nebūtinai tai bus, tačiau aš manau, kad tai yra gan tokia galimybė. Ambasadorė, galiu tik tai pridurti, kad JAV ir ES gan gerai koordinuoja savo veiklą dėl sankcijų įvedimo Rusijai. Kartais mes Europoje būname paskatinti to, kokių sankcijų imasi JAV. Kartais mes pasiūlome tam tikrų minčių, kurių, pavyzdžiui, paseka JAV. Dabar, man atrodo, aktualiausias klausimas yra sankcijos ne tik tai įšaldytam Rusijos turtui, bet galimybė pasinaudoti tais įšaldytais turtais Ukrainai atstatyti. Ir čia yra svarbiausias klausimas. Grįžtant prie klausimų iš auditorijos, vienas toks gan aptakus. Ar esame pasiruošę JAV pajėgų naujam atvykimui regione? Ką turite galvoje, sakydami pasirengę? Jeigu turite galvoje, kad pasirengę, kad norite labai sparčiai padidinti karinius pajėgumus, tai atsakymas būtų taip. Tačiau Europai reikia to bet kuriuo atveju. Ir, mes visi, tai įskaitant ir JAV, mes turime išplėsti savo gamybinius gynybos pramonės pajėgumus. Ir mes išmokome tą pamoką sunkiai per praktiką, kad neturime pakankamų pajėgumų atstatyti savo karinę pramonę, jeigu ištiktų didžiulis karas. Ir tai turėtume vertinti rimtai. Europa turi išplėsti savo kovinės pajėgas ir galimybės apsiginti. Kaip kalbame apie Lenkus, Suomius, Lietuvius, jie tuos pajėgumus plečia jau kurį laiką. Vokietija turi sustiprinti pastangą šioje srityje. Jie žino puikiai tą, bet to nedaro. Vokietijos politika yra sudėtinga dėl tos federacinės sistemos ir dėl daug kitų aspektų, tačiau Europa turi imtis aktyvesnių žingsnių. Trumpas rengėsi pasakyti, kad aš, Trumpas, išgelbėjau NATO, privertęs europiečius, kurie nieko nedarė, prisimti didesnę atsakomybę. Ir JAV, aišku, skundėsi, kad Europa nepakankamai daro gynybos srityje patys. Ir tuo skundėsi ir Trumpas, vien dėl savo tokio stiliaus, vien dėl savo įvaizdžio, bet iš tiesų, kadangi europiečiai susiduria su realia grėsme iš Rusijos, lietuviai, žinoma, tą visada jautė ir žinojo, tačiau galbūt tas laikas jau atėjo Europai pabusti. Ambasadorė, Lietuvoje JAV kariai yra nuolat, ar galbūt jie ir neapibrėžtą laiką visam laikui čia liks? Žinoma, man atrodo, kito atsakymo nėra, mes turime siekti tą užsitikrinti. Tačiau norėčiau pridurti,
prie to, ką sakė ambasadorius Fridas. Išlaidos gynybai visų sąjungininkių, visų Europos sąjungininkių. Tai buvo tas dalykas, ką minėjo prezidentas Trumpas ir kas jam yra labai svarbu. Esu tikra, kad ir antrosios kadencijos metu jis to reikalaus, galbūt jau nebepakaks 2%, galbūt jis paprašys daugiau, galbūt 3 ar daugiau procentų BVP, kad būtų skiriama gynybai. Ir mums tai tinka. Mes tam pritarėme, mes sutinkame su tuo, kad ES valstybės turi daugiau skirti gynybai ir daugiau išleisti savo pačių saugumui ir gynybai. Ir tai yra kalbama apie mūsų saugumą ir gynybą. Čia negali būti klausimų apie tai. Tai mes čia galvojame štai taip. Žinote, Lietuva buvo teisi, visą laiką buvo teisi kalbėdama apie Rusiją. O dabar, kas pasikeitė, tai vienintelis dalykas, kad vokiečiai žino, kad Lietuva buvo teisi dėl Rusijos. Pripažinkime, vakarų Europa dažnai kaltino lietuvius, latvius, estus, lenkus, kad mes per daug buvome emocingi, galbūt per daug reagavome ir buvome apsėsti praeities. Dabar paaiškėjo, kad visi buvome teisūs. Ir vienintelis dalykas, ką noriu pasakyti, tai kad vokiečiai pagaliau tą suprato ir Vokietijos žvalgyba viešai pasakė, kad Rusijos sabotažas yra realus ir vyksta. Nereikia to, ko gero, sakyti nei vienam amerikiečiui ir lietuviui. Tačiau tai keičia politiką Europoje ir gerokai plačiau nei vien tik tai išlaidos gynybai. Dabar yra pats laikas dėrėti su amerikiečiais, kad europiečiai darys daugiau savo kažką tai gynybai, bet amerikiečiai liks kartu su mumis. Ir mes tvarkysime su Rusijos grėsme, mes europiečiai padėsime amerikiečiams ekonominę prasme, tvarkytis su Kinijos plėtra. Aš taip grubiai šneku tik tai. Tačiau pirmieji 6 mėnesiai Trumpo administracijos būtent pats geriausias tas laikas tuos klausimus spręsti. Ir Lietuva čia gali imtis vaidmens, kadangi jūs buvote teisūs, kad europiečiai žinojo, kad jūs esate teisūs ir dabar tas yra tinkamas laikas spausti aktyviau šią kryptimį. Labai konkretus klausimas. Ko galima tikėtis iš Trumpo, kalbant apie jo požiūrį į Kiniją? Kokios užsienio politikos galima tikėtis? Yra daug žmonių Trumpo pasaulyje ir manau, kad naujoji administracija iš tiesų agresyvokai žiūrės į Kiniją, nes Jungtinės Amerikos valstijos visą laiką kalbėjo apie tai, kaip yra svarbu ginti Taivaną. Tai žinoma priešinant JAV su Kinija. Kinija labai išnaudoja tarptautinę ekonomikos sistemą, labai atima daug Europos darbo vietų Europoje, Lotynų Amerikoje. Tad iš tiesų kyla klausimas, ar Trumpas teiks prioritetą būtent kovai su Kinija ir mėgins slopinti jos įtaką. Jeigu taip atsitiktų, jis natūraliai turėtų turbūt žiūrėti tada į Europą. Ir aš manau, kad taip atsitiks. Kita vertus, gali būti, kad jis bandys vienu metu viską daryti. Spausti Europą, spausti Kiniją. Man atrodo, paskutiniam interviu prieš 3 dienas Trumpas vos prieš porą dienų kalbėjo apie tai, kad Europa nesielgia sąžiningai su JAV prekybos prasme. Jog labai daug muitų tarifus taiko žemės ūkio produkcijai. Kalbėjo apie tai, jog protekcionistinės priemonės Europa turėtų keisti JAV atžvilgiu. Tad iš tiesų egzistuoja pagrindo manyti, kad JAV ir Europa turėtų tam tikrais klausimais, ekonominiais klausimais geriau, stipriau bendradarbiauti. Ir aš manau, kad Trumpas to siekia. Jis nesiekia laisvosios prekybos sutarties, bet kažkokio šakinio bendradarbiavimo. Europa taip pat gali padėti JAV kovoti su Kinijos
išnaudojimu ir irgi bendradarbiauti prekybos klausimais. Tai iš tiesų Trumpo laukia labai daug darbo. Viskas nėra lengva, bet įmanoma. Tai yra ilgas atsakymas ir dėl to atsiprašau, bet iš tiesų pamatai matosi, apmatai galimo Trumpo požiūrio matosi. Taigi, JAV akivaizdu daugiau dėmesio jau kreipia ponė Skaisgirytė į Indijos ir Ramiojo vandenyno šalis. Tai kaip europiečiai. Europa norėtų amerikiečius išlaikyti Europoje, tai yra pakankamai akivaizdu. Mes suprantame tiesą, jog JAV yra pasaulinė galia ir jos dėmesys krypsta į kitus karštuosius taškus ir taip tų karštųjų taškų Indijos ir Ramiojo vandenyno regione egzistuoja, bet mes irgi galime tais klausimais padėti, mes galime ir visai neseniai keitėme savo užsienio politiką, irgi daugiau dėmesio skiriame Indijos ir Ramiojo vandenyno regionai, stengiamės ten įsteigti savo diplomatinės atstovybės, kad galėtumėm ir JAV padėti. Tai yra pokytis Lietuvos užsienio politikoje, beje, Linai, jūsų tyrimuose ir daug dėmesio skiriama Indijos ir Ramiojo vandenyno regionai. Tai yra tas pokytis, kurį mes priimame, mes suprantame, kad jis įvyko ir galime būti jo dalimi. Bet mums, žinoma, egzistencinis interesas čia Europoje yra išlaikyti amerikiečius Europoje. Ir paskutinis klausimas yra jūsų geopolitinis palinkėjimas ir noras 2025 metams, ponė Frydai, kad mūsų problemos būtų šiek tiek sprendžiamas ir mums visiems pagerėtų, jei Rusija pralaimėtų Ukrainą. Rusijos pralaimėjimas Ukrainoje, žinoma, vienintelis noras. Ačiū labai už jums įdomią diskusiją. Kalbėjome apie transatlantinius santykius. Ačiū.